Labą dieną. Štai, šiandien tęsime kaimo kulinariją. Šiandien bus trečioji dalis. Šiandien jums reikės daug visokio mėsų, nors pagaminti tokią pačią košę kaip aš. Tai gal prisimenat šitą tikriausiai kokių senų gerų serijų, kai keletą podcastai ir panašiai. Pirmiausia, jums reikia tokio produkto, maždaug pripilkite pulką, nes tik visokio pribėlos ir taip toliau. Šiandien ką mes turėjome padarėme mišrainę. Po geros dienos klasėje mėšlo prisirenka. Štai matote mišrainę. Mums, pavyzdžiui, šitą. Nereikia. Štai matome šitą. Mums reiks dulkių, berkite apie 3 aukštelius dulkių. Po to įlėskime, štai gumos. Guma suteikia labai gerą mėsinį efektą. Gerai, štai, turime tokių dalykų kaip mintės, suteikia skonį. Ir po to viską gerai labai išmaišykite. Maišykite gal 3 sekundės ir po to jisai tam nusisidės. Po to berkite viską po truputį irgi maišykite. Matote, pribėriau visokio mėšlo, man dabar tam ratas. Gerai. Šiandien mes dar naudosime nežinau. Paimu 2 gerus riebius šaukštelius. Įberiame. Tai, palaukite. Tai iš čia tišta labai. Kūro labai pinigus užsidrime. Ir 3 šaukštelį. Gerai, čia dabar ir viską sumaišykite. Matome ir įberkite daug dulkių. Matote, neiššvarus. Štai ką jūs turėtume atgauti. Iš šitos košės galite pagaminti daug ką. Ir pavyzdžiui, mes pamiršome dar vieną ingredientą. Mūsų svardžioji pipirmėtė. Mes taip vadiname, mes naudojame čia. Įberkite, ko pamatysite, kad jau pradeda biškis skęsti raudonume. Prašau, aš čia jau išnaudotas biškį. Darome daugiau serijų. Kurva tu man. Štai. Dabar truputį išmaišome ir vėl. Kiek galime. Jeigu netingite, jeigu tai yra naujas išvarus, galime atsukti jį. Tiesiog dabar varyti, ko netingite. Pavyzdžiui, man jau atsibodo. Gerai, man jau atsibodo. Dedam gal. Galima dar rasti visokių įdomių dalykų, pavyzdžiui, kreido. Štai mums reikia kreido. Sunaudosime daug kreido. Smulkinkite kreidą. Taip. Turėtume labai gražinti. Nebijokit paimti rankom, išskalaus. Nors pokui. Man visiškai pokui. Štai. Ir jei galite, va taip, mažesnius gabalėlius tiesiog sutrumpinkite. Čia, nieko. Aš nenoriu. Tiesiog trumpinkite, va taip, viens į kitą droškite. Štai kur šaukštelis, ačiū. Štai matote, gavote maždaug kažką į braškių spalvos ledus. Dar mes panaudosime iš mūsų Yra bungalė ten. Štai. Kvapas labai gundantis. Žiūrėkite. Beriame. Matot, čia lazdelių yra labai skanios. Matote. Suberime viską. Čia yra tos lazdelės. Kas apvalgo. Matote. Jos bus kaip makaronų. Labai skanios. Štai. Labai skanu. Mums reikia pono peperio, nežinau, kažkaip. Turėtų būt skanus. Įpirkime šitą biškį. Čia tikriausiai aliejus kažkoks. Taip, čia mūsų aliejus, čia kaimo firminis aliejus.
vos pamiršom pagrindinį ingredientą. Mūsų pagrindinė... Au, kurva durė. Mūsų ingredientas sustinga, kurva. Ne, gerai, eikit man, sustinga. Čia jau nekurva. Ėmė, ar ne čia užlaka lips? Pochui. Uždarome ir einam... štai mūsų dar. Labai vienas skanus dalykas. Viską reikia dabar sušluoti. Mesime skridas. Palaikite, kaip skinti. Šiandien mes dar galim palošti ranką. Pavyzdžiui, ne. Taip, tam didelį reikia. O! Atslega, palikite, atslega. Ir žinoma, kaipgi mūsų valgys be papuošimų. Štai viena gėlytė. Nepalikite. Antra gėlytė. Ir trečia gėlytė. Atsiprašome, mes dar mikrobangės neturime, bet mūsų aplinka žada ją įgyti greitai, kad mes galėtume pratęsti mūsų sezoną. Štai, kur mes dabar šitą dėsime? Čia bus mūsų orkaitė. Mūsų pagrindinė gėlytė. Nulaužkite porą sparnelių. Įdėkite. Oras ten kur. Ir taip gražiai. Matot? Ne, nelabai matot. Bet ką? Ir žinoma, šorkite sutrukdyti. Žinoma, mūsų pagrindinis. Štai. Ir palikite, filmuok mane sutą. Ir palikite dar 2-3 dienom, kad pradės leikti kvapą. Aš jau žodžiu dabar. Štaigi, mūsų kaimo kulinarijos trilogija baigėsi. Viso gero, pažiūrėkit daugiau video.